Sveiki, gyvi brangieji. Dirbdamas su portalu Ekspertai LT, dažnai susiduriu su tokiais klausimais, kurie verti gilesnės analizės, kadangi jie aktualūs daugeliu žmonių. Štai vienas žmogus klausia. Aš norėčiau apšiltinti perdangą. Kokia kaina būtų 10 cm storio 160 kvadratų? Ir viskas, tuo baigėsi klausimas. Tai dabar klausimas, ką turi žmogus omenyje. Jis nemini jokių medžiagų, jokios technologijos. Mes puikiai žinom, rinkoje yra labai įvairios technologijos, kaip apšiltint, kokias medžiagas naudosim. Čia nieko neminima. Ką tai reiškia? Greičiausiai žmogus turi omenyje kaip savaime suprantamą dalyką kažkokią tai technologiją. Nu, greičiausiai, aš darau tokią prielaidą, kadangi populiariausiai anksčiau buvo šiltinimo medžiaga populiariausia akmens arba mineralinė vata, greičiausiai žmogus turi omenyje vatą. Taigi 10 cm storio, 160 kvadratų. Aš visada sakau, pradėkit analizę nuo problemos. Iš viskam jūs susiruošėte investuoti pinigus. Kodėl? Kokia problema yra, ką jūs norite išspręsti, kokias sąlygas savo patalpose jūs norit padaryti, kuriam laikui, kokiam tikslui. Nuo šito reikėtų pradėti, kadangi 10 cm storio šiltint perdangą, tai ką ten tas 10 cm išsaugos. Taip, kažkiek tai galbūt bus šilčiau, bet tai va koks tikslas. Pirmas dalykas. Antras dalykas. Ar dabar šiltinant perdangą tarp šildomų kambarių ir viršutinio kažkokio tai aukšto, nes perdanga yra tarp kažko, ar ne? Tai ar viršui bus šalta ar ne? Nes dažnai žmonės galvoja, va, darau, tvarkau dabar apdailą, tai kodėl neįdėjus ten šiltinimo medžiagos, nors viršui taip pat šildomos patalpos. Su šito susiduriu taip pat dažnai. Nu, žmonės kiti sakys, nu apie ką čia kalbėti, nu kokia prasmė dėti šiltinimo medžiagą atskiriančią šilumą nuo šilumos. Nėra prasmės. Iš tikrųjų, bet o žmogus kartais sugalvoja, todėl klausimas toks ir kyla, ką norima pasiekti, įdedant, sakykime, šiltinant perdangą 10 cm kažkokio šiltinimo medžiagos storių. Plius, ar žmogus suvokia, kaip vatą dėt. Labai dažnai rinkoje susiduriu su tuo, kad žmogus čiupinėja pačią mineralinę vatą arba akmens vatą ir galvoja, kad tai yra šiltinimo medžiaga, kad ji šilta ir ji pati iš savęs jau saugo šilumą. Tai iliuzija, tai netiesa. Vata yra kiaurai laidi orui medžiaga. Ir šiltas oras atsirėmęs į tokią medžiagą eina per ją kiaurai. Tiksliau, neatsirėmė net, o eina per ją kiaurai. Todėl šita medžiaga nesaugo šilumos, nes šilumos pagrindas yra sušilęs oras. Šilumą mes investuojame į oro sušildymą. Ir jeigu tas šiltas oras gali tiesiog eit ir išeit, tokiu atveju mes prarandam su juo ir savo pinigais sukurtą šilumą. Tai štai čia labai svarbu, ar jis suvokia, ar žmogus suvokia, kad turi būti garo izoliacija iš vidaus, nes vidaus patalpų ore yra labai daug vandens garų ir jeigu jie papuls į šaltą aplinką, jie kondensuosis. Tai reiškia, kad jeigu šita vata, kas turima ko gero omenyje, iš išorės bus šalta, iš vidaus bus šilta, tai eidamas oras su vandens garais, natūralu, kad vandens garus paliks šaltame šiltinimo medžiagos sluoksnyje, garai kondensuosis, vata taps šlapia. Ar šlapia vata tarnaus kaip šilumos izoliacija? Jeigu ji jau kiaura būdama netarnauja, tai dar sušlapusi, tuo labiau jinai bus šalčio tiltas. Štai kokie niuansai. Tai ką galima atsakyti į tokį klausimą žmogui? Be tiesioginio pokalbio ir išsiaiškinimo neišeina nieko atsakyti. Tai jeigu žmogus galvoja netgi,
kad uždės 10 centimetrų ir uždės plėveles, sakykime, iš vidaus garo izoliaciją, iš išorės vėjo izoliaciją, jeigu supranta žmogus, kad iš išorės taip pat reikia uždengti būtinai, kad šaltas oras nesiskverbtų gilyn į orui laidžią medžiagą, tai šiuo atveju į vatą, jeigu mes apie ją kalbam, tai jeigu netgi šitaip galvoja žmogus, tai apie sandarinimą ar galvoja taip pat, ar suvokia kokiais būdais, kaip ir su kokiom pasiekmėm, su kokia rizika susiduria toliau, kada jisai sudės va šitą šiltinimo medžiagą. Kaip jisai sandarins, kiek tas sandarinimas laikys, su kokiais niuansais susidurima šitame procese. Štai čia daug klausimų. Todėl, brangiai, kada jūs duodat užduotį kažkokią, vat kaip šiuo atveju užduotis, tiems, kas atsakinėja, duoti atsakymą. Tai kaip aš galiu įvykdyti šitą užduotį, kada nėra jokių nei tikslų, nei konkretumo jokio, nieko. Nežinau, tiesiog atsakymo kol kas nėra. Tai aš ir noriu jums parodyti, kad tam, kad jūs gautumėt tikrai rezultatą ir jūs tenkinantį rezultatą, reikia giliau pasianalizuoti. Užsakovo funkcija, jūs esate užsakovai, jūs užsakysit šiltinimą, užsakovo funkcija reikalauja atitinkamos kvalifikacijos. Tai nesudėtinga, tiesiog reikia daugiau pamastyti ir pradėti visada nuo problemos ir užsiduoti savo tuos kriterijus, pagal kuriuos jūs vertinsit rezultatą, kokio rezultato galutinai jūs norit. Štai tokia trumpa pamokėlė. Ačiū Jums, kad tai išgirdot. Manau, kad tai bus žaliava pamastymui tiems, kurie susiduria būtent su tokiais poreikiais - šiltint, išsaugoti šilumą pastatuose. Ačiū Jums. Iki.